Šiame lauke, kur rodžiau, kur garsyčiai buvo paliktas stačia, tai dabar irgi sėjo tiesiai miežius. Čia yra žemė buvo skusta su kultusu ir buvo pasėtos garstyčios su ridiku. Tai ta prasme, čianais žemė truputėlį nelygi yra ir čia nuleidau akėčias. Ten, kur prieš tai lauke sėjo, ten buvo iš pomiežių. Tai tenais akėčias nuleidus, jos vilkdavo truputėlį miežis. Nu ir buvo rytas, ta prasme buvo rasa, tai galbūt dėl to, bet šiaip akėčių kaip ir neturėtų reikėti, bet šičia, kadangi žemė ganėtinai tokia jau paviršius tas ganėtinai sausas, jeigu tai pasižiūrėtume iš arčiau, tai va, jinai natūrai žemė va taip atrodo. Yra daug tokių nelygumų, daug tokių grumstų, todėl nusprendžiau nuleisti akėčias. Tai akėčias truputėlį tuos grumstus šiek tiek. Aišku, tos ratukai tie, kur gylio važiuodami, jie šiek tiek sumaigo tos grumstus. Ir akėtėlis dar plius papildomai, žiūri, taip palygina. Nu, ne taip, kaip turėtų būti nutilę, bet kentėti galima. Aišku, lygumo nėra tokio to lygumo, bet man tas lygumas idealus, kaip ir neskaitau, kad jisai būtinas. Aišku, laukas turi būti kiek galima lygesnis, bet čia normos ribose aš skaitau įrašį čia. Tai va, toks būtų komentaras šitame lauke. Nu, dabar sėja. Čia su Puma 165. Jinai šiek tiek galingumas yra jai padidintas, bet nežinau dabar tiksliai kiek jam, bet šis traktorius ryškiai per didelis yra šitai sėjamai. Čia su 130, mano manimu, be problemų turėtų susitvarkyti. Čia yra 4 metrų Gaspardo gigantė. Tai va, o šiaip sėjamoji kol kas šiandien 1 dieną su ja, tai kol kas nenuvylė. Štai šitaip kopijuoja. Tas takom patavas, stebėk. Čia va, kompiuteris užstatytas tokia norma. Važiuoja. Kulkas rūkskai špytkės. Štiš, varnas, štiš. Neleiskit grūdų.